Šiandien gruodžio 9 diena ir gal 25 metų ir gan šiltas oras. Todėl nusprendžiau šį vilkdagį, kuris augo vazone. Aš jį tiesiog gavau dovanų. Nusprendžiau, kad aš per žiemą jo greičiausiai neišlaikysiu namie, nes jau kažkaip ir per drėgna. Ir kažkas čia pulinukas kažkoks atsiranda. Todėl, kadangi ši savaitė dar šilta sąlyginai, nusprendžiau padaryti tokį eksperimentą. Tai yra šį vazoną įkasti į žemę ir apmulčiuoti. Tai taip pat šiltai aš įkasiu jį į žemę. Aš šaknų nejudinsiu, tam, kad šaknys liktų sveikos, stiprios jau, kiek jis ko turi. O ant viršaus dar ir žemės galima, iš tikrųjų tos paprastos. Ir pabersiu irgi smulkaus pušies mulčo. Štai taip atrodo tas pušų žievies mulčas. Jį pirkau Senukuose, jeigu kam įdomu, bet turbūt ir kitose parduotuvėse yra, ir jų yra labai skirtingų frakcijų. Dėja, pas mane likęs šiek tiek stambesnis, bet manau, turėtų irgi būti pakankamai šilta jau šitam vilkdagiui. Štai taip jau šiek tiek pabėriau mulčo ant viršaus. Tai įkasiu į žemę ir taip ir paliksiu.